Sveiki, uogų mylėtojai! Šiandieną randamės nuostabiame ūkyje, kuriame auginamos vynuogės, avietės, serbentai, gervuogės ir visą tai prižiūri dviese ir tas ūkis vadinasi Geltoni botai. Sveiki, mes esame Ina ir Vytautas Greckai ir sveiki atvykę į šeimos ūkį Geltoni botai. Tai labą dieną, Ina, dar kartelį ir iš tikrųjų tai nuostabus ūkis, ar ne? Ir aš matau skirtingas kultūras, jos turi tikriausiai paskirstytos taip, kad visus metus kažkas tai dėrėtų, ar ne? Kad visą laiką turėtumėt kažkokią tai uogą ir visą laiką tada turi darbo, išlaikyti gali darbo jėgą, bet tada pirmiausia grįžtam prie to, kiek jūsų dirba čia? Ar jūs tiesiog dviese su vyru susitvarkot viską, ar dar reikia žmonių? Kol kas susitvarkom, būna, kad pasikviečiam keli žmonės arba parinkti uogytės, arba į ravėjimą, bet šiaip stengiamės patys, tikrai patys ir mes laikomės tokios nuomonės, jeigu mes patys negalim susitvarkyti, tada nereikėjo ir pradėti. Supratau. Gerai, man jūsų ūkis atrodo labai patrauklus, gražus, kalvotas landšaftas, netoks romantiškai, viskas sudėliota, vaikštai, visur tokia tvarka. Apie tokį turbūt ir įsivaizdavote. Ir ką jūs dar dirbate be ūkio? Aš jau tikrai esu visa čia, jau pas mane taip, jau, aišku, visų pirma, aš esu mama, o po to aš esu ūkininkė. Gerai. O vyras, jisai dirba statybose su techninė priežiūra, tai jisai pusiau ten, pusiau čia. Viena koja ten, viena čia, tai reiškiasi darbo, reiškiasi dirba 5 dienas darbe ir dar 2 dienas dirba čia. Čia, aš pasakyčiau, jam netgi čia yra nedarbas, jam čia yra atgaivano pagrindinio darbo. Hobis. Bet kokio stiliaus čia darbas jam yra atgaiva. Supratau, ūkis hobis savotiškai, ar ne? Nupjauti veją, ravėti, karpyti, genėti, rinkti derlių, perdirbti, tai visą tai... Milijonas plus vienas darbas. Ir visą jūs tą susitvarkėt, aš matau, kad ir sukalta kuolai, ir tvoros aptverta. Nuo ko pradėjot ūkį? Visų pirma, pradėjom nuo idėjos. Prieš 2 metus. Realiai pati idėja netgi gal prieš 4 metus idėja jau kelis metus. Šiaip kaip tik mums už nugaros yra vynogynas ir nuo jo ir būtent viskas ir prasidėjo. Reikėjo mums vynogyno. Taip. Taip, nes prisižiūrėjom, prisikeliavom ir pasibandėm ir pas save prie namų paauginti. Ir norim vynogyno, kur dabar sodinti. Ieškom sodybos. Sodybą radome. Kaip ieškojot sodybos, į kokius parametrus, kriterijus rėmėtės, kad kaip surasti sodybą? Nes daug kas taip sako, ieškot sodybos, tai nuo ko pradėti? Taip. Buvo parametrai pagrindiniai, kadangi vynogynas buvo pagrindinis mūsų tas tikslas, tai turėjo būti landšaftas, turėjo būti kalniukas ir geriausia, idealiausia į pietus, kad jisai būtų. Į pietų pusę, kad daugiausiai saulės vynuogėm būtų. Tai kaip tik, ką norėjom, tą ir gavome. Gruntas gerai drenuojamas? Žinokit, nes aš matau jo. 1 hektaras vynogyno, bet labai skirtingas mikroklimatas ir labai skirtingas gruntas. Tai netgi ir pagal vynuogės matosi. Supratau. Ir tai įdomu yra. Susisiekimas su Vilniu labai daug, su dideliu miestu labai daug įtakos turėjo sklypo pasirinkimui. Tikrai labai. Nes jūs važinėjate iš Vilniaus iš pradžių? Kol kas taip. Kol kas mes čia negyvename. Taip, tai kol kas važinėjame ir tenka grįžti vėl atgal į namus, bet čia yra laiko klausimas. Gerai, kaip pasirinkot kitas kultūras? Pagal ką? Pagal savo skonį, pagal savo, kas mums patinka. Tai skanu buvo avietės, tarkim, ar ne? Taip, avietės. Taip, aišku, mes prieš sodinant, prieš pasirenkat visas veislės, tai mes visų pirma išragavome. Nes taip, kažkas sako, oi šitą skani, o kitam gal žmogui neskanu. Čia yra labai svarbu. Taip, pačiam išragauti kelias veislės ir išsirinkti. Ir tada jau žinojom, išsirinkom ir nusipirkom ir pasisodinom. Gerai. Serbentai juodieji? Juodieji. Tik tai juodieji pas mus čia. Nes šitie skaniausi? Jums skaniausi. Gervuogės, kaip jos atsirado? Jos tokios lepesnis augalas, ne kasmet gerai peržiemoja? Ne kasmet, bet žinokit, ką aš jums galiu pasakyti, kadangi mūsų ūkis yra tik tai 3 metai, tai mes dar pažindinamės su tais visais augaliukais, tai pasakyčiau, kad labai svarbu pasirinkti teisingą veislę tavo vietoj. Labai teisingai. Labai, nes ta pati veislė pas kažką kitą, jinai gali nederėti
arba iš vis gali mirti ir taip toliau. Neperžemoti, žūti ir nieko nebeturėsite. Daug kas giria jūsų gervuogės, sakė, didelės kaip nykščio galas, labai saldžios. Tai ko ten daug? Daug meilės, daug vandens, daug saulėtos vietos, ar nuo ko čia priklauso? Ar veislė ta pati taip išgryninta? Sėkminga veislė, būtent, nes mes čia gervuogių turim kelias veislės, bet va ta viena, jinai tikrai pasirodė, jinai parodė savo... Galite išduoti paslaptį tyliai? Aš niekam nesakysiu. Lenkiška veislė Bžezina. Bžezina. Gerai, niekam nesakom. Gerai, tai ta veislė tikrai saldi, tikrai gera. Tikrai drąsiai, aišku, taip. Labai priklauso, aišku, jinai nemėgs kažkokių luomų, kažkokių, kur laikosi šaltis jo ir kur rūkas laikosi. Bet vat, sėkmingai pasodinam, gerą veislę ir pas mus dar yra laistymas visur padarytas. Sodinot šaknim į apačią, laistymą padėti ir viskas gavosi, ko baigsiausiai visko neišduosim. Nes kiekvienam ūkiui reikia atskirų taisyklių, atskirų pritaikymų ir šiuo atveju parinkta yra superiniai. Ar galima teigti, kad ūkį reikia pradėti nuo tvoros? Neblogai būtų, bet mūsų atveju nuo tvoros, jeigu tikrai žinai, kad aplinkui yra daug gyvūnijos. Taip, laukinės gyvūnijos. Jo, nes turėjom atveju, kol neaptvėrėm, kol nebuvom apsitvėrę, turėjom visko. Ir liūdnų atvejų, ir pusiau liūdnų. Tai ant greičio, kai pamatėm tuos liūdnus atvejus, tai ant greičio apsitvėrėm. O kaip jums pagelbėjo nacionalinė mokėjimo agentūra? Gal kažkurioje vietoje rašėt projektą, kažką įsigijote? Galit pasufleruoti, kiek padėjo jums? Tai žinokit, be ES lėšų, tai jūs šito viso nematytumėte. Grožio šito. Nematytumėte bent jau tikrai. Ne taip greitai, ar ne? Tikrai. Ir aš nežinau, ar iš vis mes prisiruoštumėm pradėti kažką, nes to tokio starto, labai gerą startą, mes rašėm projektą dalyvauti jaunų ūkininkų įsikūrimui projektui ir gavom pinigėlį. Ir vat viską, ką jūs čia dabar matote, viskas yra už šitą paramą įsigyta. Tai aš tai matau tvorą, matau... Ne, tvorą dėja, ne. Tvorą jau nebeužteko pinigėlių, nes labai daug, kaip sakot, kuolai, viela... Laistymo sistema. Laistymas irgi dėja. Gręžinys. Irgi už savo. Aš galiu pasakyti, ką, augalai, kuolai, viela, darbai. Augalus pirkote. Visi augalai, tai visi sodinukai. Tai iš tikrųjų daug kainuoja, daug pinigėlių. Ir tos sodinukus atsivežti, susodinti, padaryti, kuolai, atramos irgi tikrai daug. Na, tvoras jau reiškia jų savo lėšomis, laistymo sistema, gręžinys ir matau didelis tvenkinys. Taip. Irgi savo lėšomis įsirengėt. Gerai, kad nepasikliauja tik gamta, kad padarėte laistymo sistemą ir galite nepriklausomai lyja, nelyja turėti gerą derlių, reiškiasi. Ypač parodė šią vasarą, kad be laistymo irgi jūs šito vaizdo irgi tikriausiai nelabai matytumėte. Šiandieną mūsų misija yra tokia, kad mes turime svečių, kurie turi savo skirtingus darbus, kitokius, ar ne? Ir tie visi svečiai, visi sako, kad turėti ūkį yra žiauriai romantiška, labai lengva, daug pinigų gali uždirbti, ar ne? Ja. Ir jie atvažiavo pasibandyti jūsų ūkį atlikti darbus. Ar turėsite ką pabandyti duoti? Tikrai taip. Darbų visą laiką užtenka. Duodu pirštinės, duodu sekatorius, žirklės, prašom. Gal galit pasakyti, ką mes šiandien dirbsim? Šiandien pagrindinis darbas pas mus vyks vynogyne. Labai geras oras buvo, labai geras rugsėjas. Tai vynogės prinoko anksčiau, negu mes tikėjomės. Pas mus vynogių rinkimo šventė. Ir visur matau uždėta nuo paukščių apsauga, ar ne? Nes paukščiai padarė daug žalos šiais metais. Tarsi miškuose nebuvo uogų, neturėjo ką lesti ir jie puolė labai stipriai ūkininkus, taip galima sakyti. Taip. Pavasarį šalnos, dabar paukščiai. Tik tai iššūkiai, tik tai. Tikrai daug. Bet mūsų uoga pati saldžiausia, pati skaniausia, su daugiausiai meilės ir labai šviežia. Taip. Bandom skinti? Bandom. Galėsiu ir aš. Aišku. Pasitikit. Taip. Galima eiti žiūrėti.
Na, tikrai malonu matyti, kaip iš tikrųjų skina šeimos visos vynogės ir aš kiek priskyniau, galėsim pasilyginti. Bet tas skinimas vynogių, kada paimi, nukerpi ir visa kekė iš karto krenta į ranką, tai nepalyginti su mano amelankiais, kada po vieną uogytę trupini ir skini. Vienas malonumas skint. Ina, tikrai darbas, pažiūrėk, kiek žmonių, kaip visi kruta, kaip visi juda. O, aš džiaugiuosi. Ir aš visą tą laiką, kol skyniau, galvojau, gal tu gali papasakot, kaip tie geltoni botai, kodėl ūkis pavadintas būtent taip? Nu, bet skaitykim, pripažinkim, kad guminiai botai ir ūkis, čia neatsijėm, taip, čia tikrai neatskiriama. Tai tai tu ūkį pradėjai nuo botų, įsigijai botus, o ne tvorą aptvėrė, aš netaip paklausiau pradžioj. Ne, tiesiog atėjo laikas, kaip ir jau viską jau susodino mane, kaip viskas jau buvo padaryta. Ir atėjo laikas, kažkaip jau tą viešinimą daryti, jau dalinti su žmonėm. Kažkaip reikia, kad jie lengvai atsimintų. Taip, reikėjo kažkokį jau vardą, kažkokį jau turėti, nes vis tiek ir tie socialiniai tinklai irgi yra neatsiejami. Taip. Tai ir pradėjom, sėdim ir galvojom su vyru, kaip? Bet dar buvo tokios mintis, tai gal mes į užsienio rinką kažkur, tai ten visokie prasidėjo ten tie pavadinimai, kažkiek ten farm, berry, ten tratata, ten visokie tokie. Green ir panašiai. Jo, po to supratom, klausykit, užteks mums ir mūsų mylimos Lietuvos, kad mes čia tikrai mus žinotų ir tikrai užtektų mums ir tų klientų, ir tų žmonių. Galvom, gerai, grįžtam prie lietuviško. O buvo tokia diena, po lietaus buvo drėgna, tikrai buvo labai daug drėgmės ir mes čia sėdim, čia jau naujai viskas yra įkurta su vaikais ir vaikai aplink mus bėgioja ir su geltonais botais jie buvo. Ir mes sėdim ir galvom, kokį pavadinimą? Žiūrėk, tu gyva, sodyba, ūkis, vaikai, šeima, geltoni botai, viskas. Lengva atsiminti, taip. Įsirėžia tas geltonumas. Taip, ir tas, kad čia yra šeimos, nes tu turi vis tiek pririšti, nes čia iš šeimos į šeimą, ne? Tai faktiškai tavo ir tokia vizija yra, kad tai šeimos ūkis ir kad lengva įsiminti. Patarimas būtų kitiem, kas galvoja savo pavadinimą, lengva galvokit. Nebūtina orientuotis į kažkokius pasaulinius, nes tokie greičiausiai, kad netapsite. Tiesiog apsižiūrėkit savo aplinkoj, tikrai jūs rasit kažką tokio, kur jūsų arba kažkoksai, pavyzdžiui, kažkokį medį, kuris kartu pasodinate, ar ten tie patys botai, ar ten kažkas tokio jums šeimai. Gali būti. Aišku. Margos pirštinės, kaip nepavadinimas. Puiku. Bet ką, arba sekatorius pagalbininkas, nežinau, kažkas tokio panašu. Galima sugalvoti. Tikrai. Gerai, tai lengvas, kas lengva. Taip. Dabar žmonės, aš matau, skina, iš tikrųjų dėžės jau pilnėja. Eisim pakalbinsim ir juos, kaip jiems sekasi pasimatuoti tą mūsų ūkininko dieną. Nes mūsų vizija ir yra tokia, kad šiandien atvažiavę žmonės, kurie dirba savo darbus, įvairių specialybių žmonės, ir jie pabando visą dieną karpyti, rinkti derlių ir paklausime būtinai, kaip jiems sekasi. Ar jie truputėlį keikėsi, ar jie sako, kad labai romantiška, labai gerai, ne? Įdomu sužinoti. Įdomu, tikrai įdomu, pažiūrėkim. Taip, atėjom pasižiūrėti ir pakalbinti jūsų. Jūs taip gražiai skinate, pas jūs pilna jau praktiškai dėžė. Kaip sakykit, jums sekasi? Aš galvoju, kad pirmą kartą bandžiusi, tai visai neblogai. Aha. Kokybė, matau, visų vynogių gera. Aš vieną lapą išimsiu. Sakė, negalima šitų dėti. Tai paskui gausim abu du velnių, kad priskynėm tokių, sakys, su lapais. O jūs ką šiaip dirbate? Žmogiškiai ištekliai. Žmogiškiai ištekliai. Tai nieko bendro su uogom, su augalais neturite. Ir čia metėt savo tokį iššūkį pabandyti ūkininkauti vieną dieną. Taip, su gražiais vaizdais. Su gražiais vaizdais. Ar sudėtinga? Kol kas atrodo įdomiai, užburiančiai. Pažiūrėsim, kaip bus pabaigoje. O kai visą dieną tenka dirbti, nešioti pilnas dėžes, visą dieną karpyti, paskui dar susitvarkyti produkciją, ar ne? Negąsdina šitas dalykas? Ne, man kaip tik gerai prasijudint po ofisinės veiklos. Labai gerai prasivedint galvą, fizinė veikla. O kaip galvojate, norėtumėte tokį ūkį turėti? Tokio dydžio gal būtų sunku prisižiūrėti, bet tokį kaip hobį, tai visai galvočiau gerą idėją. Kokio hektaro ploto tiktų? Taip, tai savo pasikapstėt, ir ką augintumėt? Vynogės tai labai gražu. Romantiška. Romantiška pasivaikščioti. Šiaip gražu pasižiūrėti, tokį vaizdą turėti.
Aha, gerai. Ar dėl to, kad jos skanu, ar dėl to, kad jas galima perdirbti, dėl ko galvojat? Ar tik dėl to, kad eilės gražiai atrodo? Nu, man visų pirma, aišku, vizualiai atrodo nuostabiai, atrodo kaip ne Lietuvoje randiesi, nes tokie vaizdai, retas vaizdas Lietuvoje. Tai vizualiai visų pirma, o antra, aišku, tai yra nauda. Vitaminai, sveikata, nauda, tos šviežios uogos, ar ne? Nu, labai smagu. Džiaugiuosi, kad neišgąsdino šitas darbas ūkyje. Ne, kaip tik malonu, būtinai norėsiu dalyvauti dar kartą kitais metais. Baigėt pripildyti visą dėžę, ar labai sudėtinga? Ne, labai smagu iš tiesų. Čia turim vieną žirklės, tai yra konkurencija, kas kirps. Tiesiog visi pešasi, kas greičiau nukirps, ar ne? Taip, tai aš labai. Galiu gal duoti dar vieną žirklės? Nu, pažiūrėk šitos, kaip tau tokios. Rimtesnės gal pabandyk. Su jom gal ir lengviau būtų kirpti. Su tokiom, man atrodo, puikiai pavyksta. Labai svarbu geri įrankiai, aštrūs įrankiai, geri įrankiai, kad greitai nukirptų ir greitai prikauptumėt, ar ne? Nes, man atrodo, vyksta tokia lengvos varžybos, kas greičiau priskins dėžutę. Jūs, sakykite, atvažiavo šiandien pasimatuoti tokią, galima sakyti, ūkininko dieną. Taip. Ar labai sunku, ar labai sudėtinga? Kaip reikia kirpti? Tuoj parodysiu. Dabar aš tau parodysiu šitą va čia reikia atpalaiduoti stabdį. Čia truputį gal stipriau, taip ir... O, puikiai sekasi. Ar labai sudėtingi tie darbai? Sudėtingi tikrai ne, jie yra smagus. Nežinau, kaip būtų, jeigu reikėtų visą laiką tą daryti, tai gal šiek tiek ir kitaip būtų. Bet dabar, kai tik matuojamės, tai yra tikrai smagu ir kaip labai žaidimas. Labai paprastai pasakysiu, žiūrėkite, viena eilė yra maždaug 200 metrų ilgio. Ir mes, jeigu turime 10 eilių vynogių po 200 metrų, tai 2 kilometrai nesunkiai susidaro. Ir kaip pasako, kad reikia praeiti 2 kilometrus ir nuskinti visas vynogės, tai skamba labai daug. Na, kaip ir 2 kilometrus eiti ir 2 kilometrus eiti smagiai, jie lygiai taip pat skirtingai nusieina, ar ne? Tai jeigu mes tos 2 kilometrus einam linksmai, besišnekučiuodami, beragaudami. Bet kartais dienos būna tokios apsiniaukę, reikia greičiau viską suskinti. Taip, dienų visokių būna. O šiaip kokį darbą šiaip dirbate? Jeigu ne paslaptis, aišku. Ofise? Susijusi su žemėtvarka. Su žemėtvarka, tai daug ofise tenka sėdėti. Taip. Ir čia išėjimas, toks pabuvimas lauke, tai tiek ir jums, tiek ir vaikams, man atrodo, vienas malonumas. Faktiškai šiandienos darbas labai priklauso nuo jūsų darbo, nes jūs atidengėt visas uogas, teisingai? Nu, taip išeina. Tai kam tie tinklai reikalingi? Šeimininkas sakė, kad tinklas reikalingas apsaugoti uogas nuo galimų kenkėjų, ta prasme, arba tie, kurie mėgsta tas uogas. Pagrindas paukščiai. Paukščiai ir turbūt vapsvos. Ir netgi ir skraido viena. Taip, toksai paimta mažom akutėm tinklas tam, kad ir vapsvas negriaužtų uogų. Greičiausiai, kad taip, kad nepralystų. Nes mes matėme padarytą žalą paukščių, tai likė tik tai kekės, tik tai griaučiai tie, o nei vienos uogos absoliučiai nelikė. Ar sunku surinkti tuos tinklus? Nepasakyčiau. Tiesiog reikia, kaip sakyti, tvarkingai dvynioti ir viskas. Bet jūs turėsit susukti apie 4 kilometrus šiandieną. Tai taip skaičius tai toks įspūdingas, nu, jeigu pasakytų tiesiai 4 kilometrus, tai... Tiesiog vengsim sporto salę šiandien. Šiandien jau atkrenta šitas dalykas. Sporto salės vengsim. Gerai, ačiū labai, kad padedat. Tvarkoje, ačiū Jums. Nina, tai didelis darbas buvo nuskinti jas, bet dabar didelis darbas sutraiškyti, reiškia, kad sulčių būtų didesnė išeiga. Taip. Tai anksčiau kaip darydavo šitą darbą? Oi, nu anksčiau tai taip ūkiškai, kaimiškai, suberdavo į tokį lovę, ne, arba medinį dažniausiai, ne, pasikviečia nekaltas mergaitės. Taip, ir tos mergaitės su kojytėm. Bet pas jūs prieš tai kažkaip traiškydavo, ar tiesiog derliaus nebuvo, tai nebuvo poreikio nei aparato turėti, nei... Žinokit, kol aparato nebuvo, nu, bet vynugių buvo, bet jų nebuvo tiek daug. Aha, tai tiesiog nuo šakelių su rankytėm, kiekvieną uogytę, po to su tom pačiom rankom traiškydavom. Tai va šitas aparatas būtent tą ir padaro, kad jisai atskiria visą... Taip, šakelę, vynogę atskirai ir dar ją truputėlį sutraiško, kad sultis išbėgtų. Taip, svarbiausia, kad kauliukas liktų sveikas. Būtinai, čia yra... O iš kauliukų kažką tai kitko bandė daryti, nes... Ne, galima, aišku, galima aliejų. Aš girdėjau, kad aliejus labai geras. Bet, nu... Visko nesuspėsi. Kol kas mes turim pakankamai darbų. Tai jo, gal kada mes... Nes vis tiek ir visi eina link to ir mes...
ir mes norėtumėm eiti link to, kad zero waste. Tai sumažinti išmetamų produktų kiekį. Tai vis tiek ir tos pačios žievelės, kurios bus išspausta, jos irgi gali būti perdirbtos į tą superfoodą, į tos... Tai kai liofilizuoja, sutrina į miltelius ir galima maisto papildus tokius daryti. Taip. Ir iš tų pačių kauliukų galima išspausti aliejų. Po to visą tą, kas lieka, jeigu neturi kur perdirbti, tai galime tiesiog naudoti kaip trąšas. Vaikai labai mėgsta sultis, tai jau dabar jie nori ragauti. Taip, nes jie žino. Kad ten skanu ir sveika. Ačiū labai visiems, kas žiūrėjote. Ačiū visiems, kas susirinkote ir padėjote skinti ir pasimatavote tą ūkį. Tikiuosi, neišgąsdino tie darbai, bet jūs dabar suprantate, kiek daug meilės įdeda Ina augindama savo vynogės, savo avietės, gervogės. Tai tie lietuviški užauginti produktai ir pagaminti turi daug meilės. Nepripurkšta, nepridaryta nesąmonių. Tik tai sveiki vitaminai ir tik tai pats šviežiausias geras skonis. Ačiū labai, kad žiūrėjot.